126, 127, 128, 129. Užėjau palinkėti labos nakties. Jau palinkėjai gulti. Einu. Labanakt, senelė, einam, aš tave palydėsiu. Tu jį užmirši. Ką? Tu jį turėsi užmiršti. Senelė. Užmirši ir vaistinę, ir skambalėlį virš durų. Durys atsiveria. Zim, užmirši. Ir tvarščius ant jo rankų. Ateidavo į tėvo vaistinę, kad jį gydyčiau. Jis jie tyčia nusidegino, kad galėtų ateiti. Senelė, gana. Apsivilk šitą. Gerai, apsivilksiu, o tu eik miegoti. Apsivilk dabar. Būtinai dabar. Dabar. Graži. Ji tavo? Tavo. Dovanoji. Ačiū. Dabar jau galim gultis. Tu graži, tu įsimylėjusi, bet tu jį užmirši. Užmiršiu, būtinai užmiršiu. Einam. Ačiū, Golda. Aš Milda, Golda tu. Ne, tai tu, Golda. Gerai, jau gerai, einam. Einam. Šimtas 30, 131, 132, 133. Užgesink šviesą. Užgesinau. Labanakt, išeisiu pati. Skambalėlis virš durų. Nejau negirdi. Girdžiu, labanakt, senelė. Šimtas 34, 135, 136. Andriau! Vakar buvo 215. Pasistengiu, jog nereiktų šitiek laukti. Kas tavo galvai? Žaizda. Baisiai gili lyg griovys. Ir kraujuoja siaubingai. Ką pasidarei? Gelbėk, reikia perrišti tvarstį. Greičiau. Kur žaizda? Žemiau. Nėra jokios žaizdos. Nėra. Kam apsirišai galvą? Juk tau skauda ranką. Nieko man neskauda. Nauja suknelė? Sena. Užgesinsiu šviesą. Milda, aš nebežaidžiu. Nusivilk tą suknelę, tu Milda, ne Golda. Prašau, paskutinį kartą. Aš noriu mylėti taip kaip ji. Tu ir taip gali mane mylėti. Tu Milda, aš Andrius. Aš nemoku taip mylėti. Milda nemoka taip mylėti. Prašau, aš sutvarstysiu tau ranką. Tu nusideginai ją tyčia, kad galėtum ateiti į tėvo vaistinę, kad peršiau žaizdą. Mano rankas sveikas. Gana. Tėvas užgirs. Tavo tėvai užsienį. Tu gyveni su silpnaprotė senele, kuri ir užkrėtė tave savo liguistom fantazijom. Užgirs, pakentėk. Aš myliu Mildą, ne Goldą. Aš noriu, kad būtum kas esi. Ir aš pats noriu būti savimi. Tu nieko nežinai. Ir nenoriu žinoti. Aš tau papasakosiu. Jau pasakai. Tavo senelė per karą mylėjo vaikiną, kuris žuvo. Senelė išprotėjo iš meilės.
Aš tau dar ne viską papasakojau. Papasakok geriau apie save. Gerai. Aš žydė. Tu Milda. Taip, aš Milda, bet aš žydė. Ir mano mama žydė. Ir mano senelė Golda žydė. Ji mylėjo lietuvį. Tai tavo senelės istorija. Tai mano istorija. Duok ranką. Tu žydė? Rimtai? Kostas, Aš Andrius. tau skauda. Aš tau dar nepasakojau apie Goldos tetas, tėvo seseris, Sarą ir Rachelę. Jos kartu su mumis švęsdavo šabą. Milda, nereikia. Tik įsivaizduok. Tau nieko nereikia daryti. Tik žiūrėk į mane. O aš tau pasakosiu. Tik matyk tą pasaulį, kurio nebėra. Penktadienio vakarą, saulei nusileidus, tėvas užrakindavo vaistinę. Mama užtiesdavo gražiausią staltiesę, uždegdavo žvakes. Ir kartą per savaitę man atrodydavo, kad namai kvepia ne vaistais, bet valgiais. Bereli, man taip slenka plaukai. Gal turi kokių vaistų? Kaip man juos išsaugot? Nori jas išsaugot? Surink ir sudėk į dėžutę. Aš nejuokauju. Tavo vaistinėje tiek buteliukų. Vat šitas, nuo ko? Tai šlapimas čia. Kam? Parduosiu. Kas jį pirks? Kam reikės gerų šlapimų tyrimų, tas ir nusipirks. Gal girdėjai, kaip laikas senasis Kacmanas? Mirė. Nejaugi, o Haja, jo žmona, Mirė. Ir žmona mirė? vargė, o vaikai, ką veikia vaikai? Visi mirė. Negaliu patikėti, taip, visi ėmė ir numirė. Sesutės, kai aš valgau, man visi mirė. Mažiau valgytum. Galvoj daugiau gyvų būtų. Teta Rachelė, kodėl jūs neištekėjote? Kad manęs niekas nenorėjo imti. O tu visų paklausai. Bereli, gal jau gana. Kodėl gana? Kas vyksta šabų dieną, turi teikt malonumą. Nejau malonu šaipytis iš seserų. Nieko, brangioji, mes jau seniai pripratom. O kur jūsų vyresnėlės Riva ir Frida? Iškiloj. Per šabą? Jaunimas. Jos labai tikinčios. Kur jos dabar yra, jau ne šabas. Jos taip karštai pasimeldė ir pasidarė antradienis. Kaip tai? Labai paprastai. Kartą susiginčijo kunigas su rabinu, kieno dievas galingesnis. Rabinas ir sako, einu, randu piniginę. Bet šabas negaliu pasilenkti paimti. Karštai pasimeldžiau ir pasidarė antradienis. Įvyko stebuklas. O tu žinai, už ką kainas nužudė Avilę? Na, Už tai, kad pasakojo senus anekdotus. man šiandien gera. Dievas mane myli ir aš jį. Jei savo šventą dieną neužsimsi savais reikalais, jei švęsi ją,
ir džiaugsies tu viešpatyje. Kokia gėda, Hajos vaikas gimė prieš vestuves. Kokia čia gėda, ką jis mažas galėjo žinoti, kada jų tos vestuvės? O man tai gėda. O tau ko? Moišė jau 3 kartus kvieti į savo žmonos laidotuvės, o aš nė karto. Nejuokauk taip, žinai, kaip sunku netekti žmonos. Žinoma, praktiškai neįmanoma. Rachelė, nebūk tokia pikta. Gal susirgai? Anąsyk mačiau, kaip 2 valandą nakties iš tavęs daktaras išėjo. Sara, bjauru klausytis, kai rytais iš tavo namų išeina karininkas, aš netikiu, kad prasidėjo karas. Neužrakinta. Prašom į vidų. Šabas Bereliui Taicis durų neatidarinės. Aš Kostas. Nusideginau ranką. Iki daktaro toli. Reikia tik perrišti, nedidelis darbas. Žydui negalima ne mažiausių darbų daryti per šabą. Todėl Berelis Taicas ilsisi. Atleiskit, sutrukdžiau. Bet Golda gal ir galėtų. Ar Goldai ne šabas? Kas bus, jeigu sulaužysiu 1 iš 10 Dievo įsakymų? Liks dar 9. Užeisiu, kai dirbsiu vaistinę. Sveikata brangiau už šabą. Golda, padėk jaunoliui. Nemirštu. Užeisiu kitą kartą. Jaunikis? Jaunikis, jaunikis, jaunikis. Jaunikis, jaunikis, jaunikis. Tai ko pabėgai? Ateik dar kartą, prašau. Jau buvau. Ateik kitą dieną, ne per šabą. Kai bus mano seseris, bus linksma, pamatysi. Tu neturi jokių seserų. Tu, Kostas, ateini pas Goldą. Steht a Bucher, steht Tracht, a ganze Nacht. Wenn sie nehmen, ihn nicht verschämen, wenn sie nehmen, ihn nicht verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spiel balalaika, tumbala, laika, wer soll sein? Mädel, Mädel, ich will bei dir freien. Us kann wachsen, wachsen und regen. Sog, was kann brennen, nee, nicht aufhören. Us kann bänken, weinen und trägen. Tumbala, 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 laika. Tumbala, 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 laika. Tumbala, laika, spiel balalaika. Tumbala, laika, wer soll sein? Dabar tu ateini į vaistinę. Ir ką man sakyti? Moki kokį žydišką anekdotą. Papasakok jį mano tėvui. Jis mėgsta juokus. Palauk. Skambalėlis virš durų. Parodyk ranką, ponaitį Kostai. Jūsų plaštakas sugijus, gydymas nereikalingas. Bet Išeik. Mes turime vyriškai pasikalbėti.
Kiek dabar valandų? Atleiskit, man tik ranką pertirsti. Oi, baik. Žinai, kas yra žydiška laimė? Tai mažas tarpas tarp žydiškų nelaimių. Tai aš ir sakau, kokią laimę turėti 3 netekėjusius dukteris, 2 netekėjusius seseris ir 1 žmoną ištekėjusią. Ačiū Dievui. Aha. O žinote, kartą susitinka lietuvis ir žydas. Lietuvis nešasi 3 laikraščius. Lietuvišką, rusišką ir žydišką. Oho, koks inteligentas, teiraujasi žydas. Nejaugi visom šiom kalbom ir skaitai? Ne, sako lietuvis. Lietuvišką pavartau per pusryčius, į rusišką susivinioju silkę, o žydišką pasiimu, kai einu į tualetą. Ui, tarė žydas, tai greitai tavo užpakais bus pratingesnis net už galvą. Tai va, vaikė, tau laikas būtų vesti. Aš turiu keletą nuotakų, gražuolės, išsilavinusios, mokytos, bet jos turi vieną trūkumą. Jos yra žydės, todėl daugiau čia nebevaikščiau. Bet kodėl? Tu lietuvis, Lietuvis. o mes ne, vadinasi svetimi. Nesvetimai man. Tai gal tikėjimą keisti žadėjai? O šis irgi su barzda, bet ne rabinas. Tai ką dabar daryti? Pamiršk ją, ne pora tau. Kam tau tokia bėda? Kokia bėda? Kur akmuo kristų, visada į žydą pataikys. Bet gal aš užeisiu? Be 15:05. Ką? Klausai, kiek valandų. A, Lyg iš karto būtų jie pasakęs, būtume įsikalbėję, kad tu visai puikus vaikinas. Bet štai aš ir pagalvojau, ką man toks žentas, kuris net laikrodžių neturi. Išeik. Trauk. O, Kostas kompostas. Kur čia slankėjai? ko tokia sukaitė? Šachmatai žaidėm. Tai kad degtinė kvepia. O, ko turim kvepėti? Šachmatais? Gersit? O kokią progą? Ne, bet tu man pasakyk. Ar aš lubas? Ne. Tai gal žvairas ar kuprotas? Baigtų. Tai ko joms reikia? Per šokius raukasi, vaipasi, kviečiu šokt neina, kikena. Šaiposi iš manęs ar ką? Pamirškštų. Kvaišos jos visos. Aš jai bilietą į kiną nupirkau, o ji man sako, tu tik ūkininko patarėja esi skaitęs. Prie ko tas ūkininko patarėjas, ne aš koks ūkininkas nei ką.
Čia taip suprask, per durnas taip išeina, per mažai mokytas. Bet gal aš geras žmogus, ką? Ko čia dėl mergos kraują gadini? Tavo eilė. Bet kodėl man? Ką, aš durnesnis už kitus? Nesinervuok. Geriau paskaityk laikraštį. Kokį laikraštį? Va. Trimitas. Būsi ne tik ūkininko patarėjas skaitęs. 1922 metai? Oho! Iš kur čia tokią makulatūrą ištraukiai? Ką aš žinau, ant aukštą atsiplėšiau. Butelį suviniojau. Skaityk, skaityk. Būsi ne tik geras žmogus, bet ir apsiskaitęs. Atstok. Gerai. Tu gerk, o aš tave šviesiu. Padarysim iš tavęs inteligentą. Senojo Vilniaus bei Kauno šiukšlynai ir smarvė žydų gyvenamose vietose yra šašas kultūringos Europos teritorijoje. Va čia, apie Europos kultūrą kaip tik. Tavo eilė. Klausyk, klausyk, pravers. Ar gali būti kalba apie kultūrą tos tautos, kurios gyvename kvartaliai žengus nuo purvo, šiukšlių ir smarvės ne tik nosis raitosi, bet raipsta akys ir veržiasi iš kaktos iššokti. Galva svaigsta. Apie ką čia? Apie žydus, Asilė. Kostai, pratęsk. Man burna iščiuvo. Žydai – išsigimstanti tauta, kuri tik tai stumdosi kultūrą tveriančių žmonių tarpe, bet pati nieko netveria. Žydai amžiais gyvena Lietuvoje, bet nėra stvėrę ne mažiausią daiktelę, kas primintų jų buvimą šiame krašte, jeigu likimas jos priverstų išsidanginti. Grina teisybė. Kada rašytojo nepaseno. Neįdomus man te tavo žydeliai. Neįdomus? Aš tavo išsilavinimą tobulinu, o tu neįdomus? Tai kaip ruošiesi ją sužavėt? Apie ką kalbėsit susitikę? Mokykis. Mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldus. O aš to apie gyvenimą, tu man makulatūrą skaitai. Koks vardas? Kieno? Nu tos iš gyvenimo. A, Liucija. Tai va, įsikirsk. Nori Liucijos vaisių paragauti? Pirma pagrauž šaknis. Kokia šaknis? Ne, nu tu tiksliai nepadarytas. Bet geras žmogus. Gerk. Gal pabandyt dar kartą? Gal pakviesti pasivaikščioti? O žinai, kodėl žydai mūsų priešai? O gal apsimesiu, kad sergu. Mirtina liga. Gal susigraudins, ateis atsisveikint. Ką? Todėl, kad jie niekad tikro darbo nedirbo. Ar matei, kad žydas žemę ardo? Jie tik svetimus pinigus skaičiavo, degtinę pilstė, nu ir dar supuvusius ilkių bizniuką stumdė. Gal padovanoti jai ką nors? Apsidžiaugtų? Kaip manai? Klausyk, aš tau apie rimtus dalykus kalbu. Kiek žydų iš palūkanų gyvena? Skolina ir turtėja. Skolina ir turtėja. Laikas eina, o žydui pinigai kapsi. Taip išeina, kad žydai pardavinėja laiką. Ne žydinai, lietuvė. Nerūpi man te tavo žydai. Nu jo, nebus iš tavęs profesorius, aš stengiausi, Dievas mato. O ko tu visą laiką tyli? Ką? Mes šią temą išvystėm. Nepastebėjai? Ką manai apie žydus? Nebegersiu. Pabaik. Kartuoju?
Galim? Tu nežydė. Tu Milda. Nebus jokio karo. 333, 334. Juk tu pajokavai. Juk tu nežydė. Kas dabar bus, Kostai? Tavo plaukai kvepia. Kuo kvepia žydas plaukai? Kampa. Valerijonis. 1000 biteliukų. Tvaršys. Varpeliu virš durų. Eik. Tavęs laukia, karas prasidėjo. Eik. Koks karas? Vokiečiai mieste, motociklai, sunkvežimiai, uniformos. Eik greičiau, mirk greičiau, greičiau užmiršiu. Leisk dar. Kostai! Einu. Tu dar gyvas? Gyvas. Palik tą mergą! Greičiau! Gyvas. Eik. Kur tik kiek galim lauk? Ko reikia? Sutrukdėm? Kas tokia? Kada parodysi? Varom greičiau. Darbo daug. Kokio darbo? Rimto. Čia tau ne merga, Maikė. Skaityk. Kas čia? Lietuvių valstybė bus atstatyta pačios lietuvių tautos narių jėgomis. Darbu, širdimi bei išmintimi. Žydai iš jos pašalinami visiškai bei visiems laikams. Naujai atsistačiusioje Lietuvoje žydai neturės nei pragyvenimo teisių, nei pilietinių galimybių. Kas čia? Dar vienas beraštis. Tai eini ar ne? Kur? Už Lietuvą kovoji. Komunistams žydros patys! Žydams irgi. O už ką žydams? Už tą patį. Parūkam? Turi papiros? Geri. Iš kur gavai? Pirkau. Žydo ir žmogaus. Tai iš žmogaus. Ne, ką žydelis. Tai eini ar ne? Kur? Prie Kauno karo komendatūros formuoja tautinio darbo apsaugos batalioną. Užsirašysim į kuopą. Dokumentą pasiimk. Gal neisi? Tai aiškus, ašgi lietuvis ir nekenčiu komunistų. O žydų? Ir žydų. Gerai. Varom. Šautuvus duos. Kam tu man visą tai pasakoji? Kad žinotum. Aš nenoriu nieko žinoti. Aš tik noriu mylėti tave. Nebijok. Tu greit mirsi. Ir viską užmirši.
Ir aš užmiršiu. Viskas buvo senai. Žaizdos užgyja. Na koks dabar skirtumas? Viskas yra dabar. Dabar žydų niekas nešaudo. Na ko jūs dėjuojat? Aš nedėjuoju, tik pasakoju. O negalim šiaip pabūti? Be visų šitų pasakojimų. Na juk aš tave myliu po galais. Ar mylėsi, kai žinosi? Ką aš turiu žinoti? Kad tu žydė? Jau žinau. Tu nežinai, ką reiškia būti žydu. Už tai tu žinai. Tau nešlikštu? Kas? Bučiuoti žydę. Šlikštu. Tą nori išgirsti? Nori, kad neapkeščiau, užjauščiau, atsiprašyčiau, už visus žydšaudžius visą holokaustą? Atsiprašau. Dabar jau galime toliau gyventi. Išeik. Ne, nu tie žydai. Jie patys nelaimingiausi. Jie labiausiai nukentėjo. Jų skausmas didžiausias, ašaros vyriausias, žaizdas geriausias. Lyg mat kitų tautų. Netrėmė, nežudė, nenaikino. Manai, aš tau neturiu ko papasakoti? Tad ir tu žinau. Mano senelis buvo nepriklausomas Lietuvos karininkas. Atėjus sovietam, sugavo, apkaltino šnipinėjimu ir iki Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. Ten jam lupo nagus, svilino padus, laužė kaulus. Žinai, kas visą tai darė? Žydas, NKVDistas. Visą senelio šeimą išvežė į Sibirą, kurie su mažais vaikais prišalo prie barakų narų. Trėmimo protokolo pasirašė žydas. Prasidėjus karui, senelis išėjo iš kalėjimo ir tarnavo tautinio darbo batalione. Už Lietuvą kovojo. Prieš komunistus. Kaip manai, jo širdį buvo daug meilės žydams? Išeik. Nekenčiu tavęs. Tu nužudei mano tėvus. Žudikas, būk prakeiktas žudikė. Aš nieko nežudžiau. Aš myliu žudiką. Nužudyk ir mane. Aš nenoriu gyventi. Mano plaukai kvepia krauju, pelenais, duobės dugnu, kalkėm, riksmais, baime. Aš bijau. Milda, įsiramink. Aš Andrius. Aš nieko nežudžiau. Dar ne. Vėliau. O dabar į vaistinę. Kokią vaistinę? Taico. Ko ten? Areštuosim žydą. Taicą? Vaistininką? Tai ne, Abroma. Taicas juk ne komunistas. Visi jie vienodi siurbelės. O paskui kur? Paskui pas kaplaną į spaustuvę. Tai gal skirstomės? Aš į vaistinę, jūsų spaustuvę, juk bus greičiau. Gal tikrai? Susidorosi vienas. Atvaryk į prie štabo, o paskui pagal instrukcijas. Supratau. Galiu padaužyti. Padaužyk? O ko žydo nemušt? Ir nepamiršk, žingsnis į kairę, šūvis, žingsnis į dešinę, šūvis, žodis, šūvis. Marš!
Kur Golda? Kam jį tau? Pone Taici, kur Golda? Pamiršk ją. Aš atėjau jūsų suimti. Štai kaip. O aš galvoju pasimatymą. Tai ko lauki? Imk. Pasakykit, kur Golda? Aš pasakysiu, jog jūsų neradau. Tu siūlai man sandėrį? Išduoti savo dukrą? Tu ką, vaikė, proto netekai? Bėkit, slėpkitės kur gali. Ar turit kur pernakvoti? Geriausiai būtų, jog nenakvotumėt namie. Nieko blogo nepadariau, partijai nepriklausau. Kur aš turiu slėptis? Dėl ko? Raudoną vėliavą iškėlė, tai sovietai atėjo. Žmonės prisimena. Geriau Stalinui vaistinį atiduosiu, negu Hitleriui kaulus. Vis juokaujat. Čia gimiau, čia užaugau. Sąžiningai dirbau, čia gimė mano dukros. Kur turiu bėgti? Kur turiu slėptis? Dėl ko? Kad ir kur akmuo kristų, visuomet į žydą pataikys. Juk pats sakėte. Gerai, pataikai. Vesk, kur turi mane pristatyti? Ir turtą turi konfiskuoti. Sąžiningai dirbo dukrom kraitį kaupiau. Imk viską. Geram žmogui negaila. Juk tu geras žmogus, mano akyse užaugai. Bet pone Taici, toks įsakymas. Visų žydų tautybės. Taip, žinau. Tu dabar valdžios įstatymus vykdai. Ir Goldai sakyta pasirūpinti. Aš noriu jums padėti. Tai apsispręs, vaikinė, padėti ar suimti? Aš tavo valiui. Net įrašas antkapiai priklauso nuo tavęs. Aš pasakysiu, jog jūsų neradau. Neradot? Ateikit kitą kartą. Turėčiau būti. Vis juokaujat. Ar žinot, pone Taici, jog greitai žydai nustos juoktis. Visiems laikams. Atsiprašau, pareigūnė. Aš išeisiu, bet ateis kiti. Paskui atėjo kiti. Išvedė tėvą. Motina turėjo žiedą. Vienas baltaraištis liepė jį atiduoti. Ji niekaip negalėjo nusimauti. Tada jis nupjovė pirštą. Su žiedu. Golda išėjo ieškoti tėvo. Dabar tu esi karininkas. Ne. Tai tik žaidimas, prašau. Tu sėdi savo kabinete. Aš ateinu pasipuošusi geriausiu kostiumėliu, su skrybėle, pirštinaitėmis. Tu esi karininkas. Aš Golda. Ką aš darau? Žiūrėk į mane. Žiūriu. Norėčiau sužinoti, už ką prieš 3 savaitės mūsų namuose buvo suimtas mano tėvas Berlis Taicas. Jį išsivedė jauni lietuvių pareigūnai, gavę vyresnybės nurodymą, lig šiol iš jo jokių žinių. Norėčiau sužinoti jo buvimo vietą ir galimybės pasimatyti. Štai jo ir mano dokumentai. Ką aš sakau? Nieko, žiūrėk į mane. Žiūriu. Jeigu tai yra ne tamstos kompetencija, prašau nurodyti asmenį, kuris galėtų atsakyti į mano klausimus. Atleiskit už sutrukdymą. Žiūriu į tave. Dabar nueik atnešk kibirą su vandeniu.
Išplauti grindis. Išplauk grindis. Išplauk. Nesuplovusi grindų, ponė. Namuose buvo parketas. Bet jo aš taip pat nevaškuodavau. Plauk. Gal jūs mane netaip supratote, ponė? Kodėl neplauni? Aš negavau skuduro, ponė. Pasinaudokite kelnaitėmis, panelė. Nežinau, kur visą šitą laiką buvote, mieloji panelė. Įsakymas numeris 11. Pirma, visi žydų tautybės asmenys ant kairiosios krūtinės dalies turi nešioti šį ženklą, geltonos spalvos Dovydo žvaigždę, 8–10 cm skersmens. Pastebėti be šio ženklo, žydų tautybės asmenys bus suimami. Antra, visiems žydų tautybės asmenims draudžiama eiti šaligatviais. Žydai privalo eiti važiuojamojo kelio dešiniuoju kraštu, vienas paskui kitą. Trečia, visiems žydų tautybės asmenim draudžiamas pasivaikščiojimas visose soduose, parkuose ir skveruose. Ketvirta, žydams draudžiama. Penkta, žydams draudžiama. Ir taip toliau. Ir dar, visi Kauno miesto ribose gyvenantys žydų tautybės asmenys nuo šių metų Liepos 15 dienos iki rugpjūčio 15 dienos turi persikelti į Kauno priemiestį Vilijampolę. Leidžiama su savimi pasiimti tik profesijos įrankius ir naujom gyvenimo sąlygom būtiną mantą. Galėčiau jūs imti to jau pat už įstatymų nevykdymą, bet prisipažinsiu, jūs padarėte įspūdį. Pabučiuočiau, bet man šlykštu bučiuoti žydai. Darf ich schon gehen? Ar jau galiu eiti? Taip. Nepamirškite profesijos įrankį. Ką? Ar viskas ne taip buvo? Na ko žiūri? Gal blogai atlikau vaidmenį? Tikėjaisi daugiau? Ar ne tam nusimuoji kelnaitės? Nepateisinau vilčių? Baik. Gal pabandom dar kartą, ką? Gana. Tu pati norėjai. Kas tau? Tai tik žaidimas. Neleisk. Patinka? O gal šit? Gal taip, ką? Liaukis. O tie baltaraiščiai? Jie irgi to paties norėjo? Ar labai priešinasi? Taip kaip dabar? Man skauda. Ant žemės kali. O dabar plauk grindis. Savo kūnų plauk. Šliaužio. O dabar valyk mano batus. Liežuviu. Dar čia nešu. Ir čia. Va taip. Gott mit uns. Dievas su mumis.
Dar išiongi, ar jau galiu eiti? Gerai. Gerai, aš būsiu karininkas. Kas tik nori. Kad tik žiūrėtume mane taip, kaip žiūrė dabar. Žiūrėk ir kvepėk. Šlapiom grindim, skudu, prakaitu, baimė. Paskui išvedė mus visus. Mane, mamą, mano seseris, tetas. Prisimenu duobes, gilias ir drėgnas, šūvius. Nenorėjau stovėti nugarą. Norėjau matyti. Mūsų buvo daug. Daugiau negu vamzdžių. Nežinau, kuris mano. Kritau su visais. Nieko neskaudėjo. Aplinkui tik kaunai. Atsimerkiau. Kažką pajutau burnoje. Plaukai. Mergaitės kasa. Supratau, kad esu gyva. Turbūt vienintelė visoje duobėje. Dar kurį laiką gulėjau ir klausiausi. Tyla. Išsikapsčiau į viršų. Bėgau pas tave. Tavo plaukai buvo sulipę krauju. Tu kvepėjai žemėmis. Aš tave nuprausiu ir paslėpiau. Išardžiau grindis. Ir iškasiau duobę po namu. Ten mes pagaliau buvom kartu. Tu ateidavai pas mane. Mes mylėdavomės. Aš valgydavau iš tavo rankų. Kaip šuo jas laižydavau ir verkdavau. Kartais melsdavausi. Prašydavau Dievą, kad tai tęstųsi amžinai. Tebūnie karas, tegul šaudo ir bombarduoja. Tegul bus sugriauti miestai, žus visi žmonės. Bet tik tu būtum šalia. Mano gelbėtojas ir mano budelis. Mano meilė. Atnešiau tau valgyti. Ar čia kraujas? Čia duona. Sudžiūvęs kraujas ant tavo rankų. Gal purvas. Ir kraujas skanus. Ir purvas. Tavo plaukai kvepia pelėsiu, dumblu, žvyru. Paleisk. Tu naudojasi mano bejėgiškumu. Gali mane išduoti, nušauti, aš tavo kalinė, gali daryti su manimi, ką nori. Tai tu gali daryti su manimi, ką nori. Aš tavo belaisvis. Mano plaukai kvepia tavimi. Golda. Kas? Adata. Norėjau nusižudyti. Nebeturiu jėgų. Suradau adatą
ir įsmeigiau ją čia. Bet širdies nepasiekė. Per trumpa. Skauda. Ar aš mirsiu, Kostai? Aš nenoriu mirti. Aš ją ištrauksiu, tu nemirsi. Tik užmiršiu. Ir taip, 2 metus duobėje su tavimi. Taip. 2 metus duobėje su tavimi. Buvai mano tvarstis, kurio neįmanoma nuplėšti. Buvai mano kraujas, kurio neįmanoma nusiplauti. Buvai mano seiles, kurių neįmanoma nuryti. Mano gyvenimas, kurio neįmanoma gyventi. Mano mirtis, kurios bijojau ir geidžiau. Žemės mano panaigėse. Prakaitas mano porose. Oras mano plaučiuose. Pulsas mano smilkiniuose. Rūdys ant mano delnų. Parakas mano ginkluose. Ledas po mano liežuviu. Tu drebi? Tau šalta? Ar dabar naktis? Naktis ir karas. Ar dar liko žmonių? Kur? Ten viršuje dar yra gyvų. Ne. Aš juos visus sušaudžiau. Ir mano motina? Ir tavo motina. Ji buvo be vieno rankos piršto. Puikiai kalbėjo 5 kalbomis ir labai mėgo skrybelaites. Ir mano tetas? Ir seseris? Ir tetas, ir seseris. Vyriausioji Frida buvo įsimylėjusi vaikiną iš geležių krautuvėlės. Kažkodėl norėjau, kad jis ją pamestų, padarytų vaiką ir paliktų. Ji buvo tokia stipri, kaip ta spina iš geležių krautuvėlės. O aš norėjau jos gailėtis, ją guosti. Vidurinioji Riva puikiai žaidė šachmatais. Kartą aplošė net tėvą. Ir ją nušovė. Ir ją, ir visas šachmatų figūras. O Dievas? Tu jį sušaudei? Ar jis mirė iš bado? Dievas išėjo atostogų. Ar tokių kaip tu? Buvo daug? Kokių tokių? Lietuvių, kurie šaudė žydus. Nedaug. Bet jie sušaudė labai daug žmonių. Daugiau negu buvo išgelbėta. Nužudyti žmogų buvo labai paprasta. Tam nereikėjo net žiaurumo. Pakako abejingumo. Pakako savisaugos instinkto. Ar tokių kaip tu? Buvo daug? Kokių tokių? Lietuvių, kurie gelbėjo žydus. Daug. Bet jie išgelbėjo tiek mažai. Mažiau negu buvo nužudyta. Tam, kad išgyventum, reikėjo 10 stebuklų. 9 nepakako. Atnešiau tau valgyti. Tu mane išgelbėjai ar nužudėjai? No.
baltą išgirnu, laiganas jinai apie namus. Balta ožkytė, už kurią mokėjau 2 auksinius. Tačiau ožkytė eina, tolsta pievomis ir aš kartu. Senuos miškuos, tuščiuos laukuos, mes klaidžiojam tiek daug dienų, tiek daug naktų. Šakeliau pažadinsim. Balta ožkytė po pietų penktadienį staiga sustos. Ir kiek matau, žavingas kraštas driekiasi, žydroj šviesoj. Tegul miega, šiltai užklojai. Paklojau, Darčiau užkamšyk, gal antklodė į vidų. gerai jau, ko čia kuitiesi, eikim. Eikim, tegul miega. Turiu tau pasakyti. Ką? Kiek valandų? Viešpatie senelė, eik miegoti. Po 2 metų gyvenimo duobėje aš pagimdžiau dukterį. Taip, žinau. Jie įdėjo jai kibirą ir išnešė. Jau pasakojai. Negalėjau pasakoti, nes pamiršau. Taip. Kur ji? Kas? Mūsų duktė. Jis saugi. Aš noriu ją pamatyti. Vėliau. Tau reikia sustiprėti. Kur aš? Kaime. Išvežiau pas gimines. Tau reikia atsigauti. Ar aš pagimdžiau duobėje? Po grindimis? Ilsėkis. Tu gyvas? Gyvas. O aš? Gyva. O ji? Gyva. Aš noriu miego. Miegok. Dar kurį laiką čia pagyvensi. Aš tave lankysiu. Karas greitai baigsis. Mes išvažiuosim ir susituoksim. Jau greitai. Kur mūsų mergaitė? Ją pasiėmė mano teta. Tu negali čia būti su mažu vaiku. Pernelyg pavojinga. Ją įdėjom į kibirą ir išnešėm. Į kibirą! Kad niekas neįtartų. Meluoji! Ji gimė negyva? Nežiūrėk į mane! Nežiūriu. Mano plaukai nebekvepia. Jie kvepia pienu. Ar jau gali keltis? Pamiegok. Aš noriu pasivaikščioti. Gerai. Kai sutems, išeisim į sodą. Kokios žvaigždės. Visos 80 centimetrų skersmens. Ant priekio ir nugaros. Dangus pilnas žydų. Ne dangus. Tai mano tėvo švarkas. Juodas. Šiek tiek išblukęs. Švinta? O dabar šūvis. Jau? Jau. Dar ne. Tavo plaukai
Kvepia parkų likučiais, gyjančiam žaizdom, paleistais belaisviais. Viltim. Karas baigėsi. Taip. $336, $337 Ko tu šipsaisi? iš skausmo. Tu užmirši. Šūvis. Tu krenti. Šovė iš už sodo. Gal į mane. Nežinau nei kas šovė, nei kodėl. Aš atsiguliau ant tavo krūtinės. Ir gulėjau, kol baigėsi karas. Lyjo. Švietė saulė. Vėl lyjo. Man suėjo 19. Mane išvežė. Palaidojo. Kur? Neatsimenu. Mane kažkas pakėlė ir nunešė. Neatsimenu. Sako, man pasimaišė protas. Netiesa. Beprotybė baigėsi. Tu buvai mano beprotybė. Miegok, dukrelė, miegok. Po tavo lovytę tupi balta ožkelė. Kol tu miegosi, ji keliaus po pasaulį. Atneš tau razinų ir migdolų. Razinas ir migdolai tavo akių spalvos. Miegok, dukrelė, miegok. Užaugsi gražuolė ir šlovė pasklis apie tavo tylumą. Būsi tokia graži, kaip lelija tarp erškėčių. Miegok, miegok. Tavo garbanas, kaip kaime neužkų prasileidžiančių gėledo šlaitais. Tavo dantys, kaip būrys nukirptų avių lipančių iš maudyklos. Tavo skruostai, kaip 2 granato pusės. Tavo kaklas, kaip Dovydo bokštas. Miegok, miegok, miegok. Kas naujo? Žydus ir gaisrininkus šaudo. O kodėl gaisrininkas? Kaip egzas. Ai, parašiau kažką čia. Pas ką laikei? Pas profesorių Kaganą. Nu, kiek tas žydus benaikintų, vis tiek jų visur pilna. Žinot šitą? Kur žydų koncentracija didžiausia? Kur? Ore. Ko toks susiparinęs? Išvažiuoju į Ameriką 2 metams. Va ir proga. Varom, įkalsim. Nenoriu. Ko tu? Milda lieka? Liek. Kaip ištversi? Bus kaip tam joškiai. Jo, sako žydeliui. Ta tavo Sara su visais miega. Pusė miestelio prie jos eilėj stovi. Kam tau tokią mestuje? O žydelis ir sako, jeigu aš ją mesiu, pačiam reikės eilėj stovėti. Tau taip nebus? Nebus. Gerai, iki varo. Ei, kur tu? Palauk! Kas jam? Ką aš žinau, Mildas pasiilga. Pats kaltas.
skauda. Labai susivėlė. Ir mane pašukuok. Ir mane sušukuo. Man ranką perišk. Ko jums reikia? Eikit iš čia. Ji mane šukuoja. Golda, pašukuok mane. Aš ne Golda, aš Milda. Golda, aš. Išeikit. Tuoj šabas. Kokį štrudelį iškepiau. Pirštus apsilaižysit. O aš blynelius su morkom. Tik tešla nesimaišė, tryniau, vis tiek gumulėliai. Aš jūsų neprisimenu. Tuoj saulė leisis. Darbelėliui reikia naujas sagas įsiūti. Jau laikas degti žvakes. 18 minučių iki saulės laidos. Palaimintas tu, viešpatie, Dieve mūsų, visatos valdovė, nušvietęs įsakymais ir liepęs uždegti žvakes šventą šabo dieną. Eikit iš čia, aš jūs pamiršau. Milda, man reikia pasikalbėti su tavimi. Viena. Ji vis tiek nieko nesupranta. Aš išvažiuoju į Ameriką mokytis. 2 metams. Gerai. Ir viskas? Tu manęs lauksi. Tu negyvas. Aš nežaidžiu. Aš rimtai. Čia tau, Milda. Kas čia? Žiedas. Antikvarinis. Atminimai. Iš kur jį gavai? Iš senelio. Sakė, nuo karo išsaugojo. Vidinėje pusėje parašyta Frumai Berelis. Tikrai? O piršto nėra? Kokio piršto? Šitą žiedą nupjovė mano motina su pirštu. Kur pirštas? Ką? Atiduok pirštą. Mama nusiramėjo. Viskas gerai, vaikeli. Tavo senelis nušovė mano tėvus. Milda. Nebetik daugiau. Milda. Ne. Aš jį užmiršau. Kaip ir tu. Kitaip nėra prasmės gyventi. Užmiršus irgi nėra. Dar čia nesušukavai. Dar čia. Tavo plaukai kvepia žole. Jie visi ten. Mūsų tėvai, seseris, dėdės, tetos. Ten, pamiškėje, kur duobės seniai užlygintos, kur želia žalia žolė. Matai, kaip ji banguoja vėjyje. Tokia vešli, švelni, šilkinė. Tai iš po žemių kyšo žydų plaukai. Dar čia nesušukavai. Dar čia. Aš pro vartus ožkytę baltą išginu, lai ganosi jinai apie namus. Balta ožkytė, už kurią mokėjau 2 auksinius. 2 auksinius.
Tada Abraomui gimė Izaokas. Izaokui gimė mano tėvas Aronas. Aronui gimiau aš, Berelis, o man sūnus negimė. Šabas baigėsi, galime keliauti.